kad mes jau esam tiesioginėme eteryje, tai malonu Jūrate šiandien priimti tave savo erdvėje ir aš pasidalinsiu tiek savo asmeniniam profilį, tiek visur kitur, dar iki čia man akį užmestų, ar irgi nėra kartais, kaip būna, kad mes matomės tik tai patys savo gražus, bet Būna, neliktai būna. ne viešas padarytum, gerai padarom viešą. Privatumo mums nereikia, nes mūsų tikslas išeiti kuo plačiau, tai dalinuosi ir kitur savo grupėse ir džiaugiuosi, kad Jūratė vėl susitinkam. Vakar kaip tik su Jūratė kalbėjomės Jūratės auditorijoje. Ten šiek tiek kita tema buvo, kalbėjau apie intuityviosius dalykus, o dabar noriu Jūratę pakalbinti apie nepasitenkinimą, kadangi jo iš tiesų nemažai mūsųse yra, ar ne? Ir girdim įvairių nepasitenkinimo išraiškų įvairiausiamis temomis. Tai šeimoje, žodžiu, vyras kažkoks ir kyla nepasitenkinimas, tai vaikai kažkokie netokie, netaip elgesi, tai valdžia netokia, ar dar kažkur kažkas, žodžiu, kur mes be pažiūrėtume, vis yra prie ko prikipti. Tai va, tai šiandien aš noriu Jūratę pakalbinti kaip intuityvėje mentorę, kaip tą, kuri veda žmonės, padeda, na, konkrečiai labiausiai, kaip suprantu, Jūratė dirbi su moterimis, ar ne, padedi jom išeiti į aiškumą, į lengvumą, į ramybę ir genų raktų pagalba ir aišku visais kitais metodais, tai galbūt pati dar trumpai irgi tark žodį apie save ir tada perėsim prie mūsų temos. Sveikos ir sveiki visi. Jo, aš padedu moterims išeiti iš tų destruktyvių būsenų ir tiesiog pradėti save ir jausti, ir žavėtis, ir džiaugtis. Ir vienas iš tų destruktyvių jausmų ir nepasitenkinimas. Ir jisai, kaip tu ir minėjai, ir ne, jis ir visose sritise. Ir esu dėkinga tau, kad tu tiesiog išvedi iš to visai kitokio mąstymo, nes tas senasis mąstymas, mano asmeninis, koks buvo anksčiau, kad jeigu vienoj sferoje ir vienoj srity tu tiesiog kažkaip, ten viskas liktai ok. Bet tas nepasitenkinimas, vidinis nepasitenkinimas, jisai turėjo toks visuminis. Ir aš to negebėjau. Ja. Tai va, tai ir įdomu, tas nepasitenkinimas, kaip suprantu, ir ta pati tema kilo iš pačios, na, sakykime, gyvenimo patirties, ar ne, kada pačią kankino šitos emocijos, nepatogus jausmai ir buvimas netgi pačiam su savim nepatogiam tada. Ir, žinoma, įdomu, kaip tu iš viso to išėjai ir kaip galima padėti kitiem išeiti. Bet galbūt, kad būtų aiškiau žmonėm, tu turi kažkokį dar kitokį matymą apie tai, kas yra nepasitenkinimas, nes gal, žinai, sakant, kartais nesusikalbam, šnekam lyg apie tą patį, o ne visai taip, nes nepasitenkinimas dažniausiai visada yra traktuojamas kaip kažkoks, negatyvus dalykas. Ir man iš mano pusės įdomu, ar tikrai visada viskas taip ir negatyvus su juo. Ne, tikrai ne. Ir sakau, tavo dėka ir tiesiog išvedimas į tą kitokį, tiesiog išsiplėtimas ir tos sąmonės, kad nepasitenkinimas nėra blogai. Ir nereikia ten ieškoti kažkokių tai gilių priežasčių savo praeitie, vaikystėje, ar ten iš vis kaltinimuose tėvų, valdžios, kaip tu ir pati paminėjai. Tai ir iš tikrųjų nuostabus variklis pokyčiams, nuostabus variklis asmeniniam augimui ir tiesiog atsigręžimas į save. Ir tas nepasitenkinimas, iš tikrųjų, kaip pat ir sakiau, kad gali būti vienoje ar ne kažkokioje gyvenimo srityje, tarsi aš esu patenkinta, bet, daleiskim, kaip pavyzdžiui, ateina moteris, kad, savo darbe, veikloje yra patenkinta. Bet santykiuose tiesiog ir nepasitenkinimo daug. Čia vėl ir tiesiog tokie dalykai, kurie nėra
išsprendžiami ar ne, vat, vieno sustikimo metu, tai ir vis tiek toksai tas augimas mūsų ir plėtimas, galų galia vystimas, šio laikmečio ta evoliucija tokia spartina mūsų augimą, plėtimas ir suvokimą, kad tikrai tos negatyvios emocijos, kurias tu jauti, galbūt vat, tame momente nėra blogai. Tik svarbu gebėti tą meistriškai tiesiog išvelgti, pajausti pirmiausiai. Ir ne, pajausti, ką aš jaučiu. Nes va dabar todėl aš ir kviečiu moteris tiesiog ugdytis tą pojūtį, sustoti bene, jau gebėti save išgirsti ir toje minutėje, sekundėje pasirinkus save tik tai pabūti su savim. Aš pati buvau lekianti, skubanti, mano protas dar greičiau ten sukosi ir viskas sukosi viduje, viską norėjau suprasti, norėjau tiesiog aiškius faktus, tokios ribos būdavo uždėtos, kad va čia viskas negatyvus tie jausmai ir labai negerai, reikia pozityviai mąstyti ir tai iš tikrųjų ir nesąmonė, grina nesąmonė, kur ir užstringa va tie pozityvuoliai, patampa geromis mergaitėmis, geromis žmonomis, geromis dukromis, o viduj ten tiesiog kaupėsi va tos visos neišreikštos emocijos. Ir tu patampi tokia bomba. Tiksinti, kada čia sprogsi. Tiksinti bomba. Ir nesvarbu, jeigu tau darbe, pavyzdžiui, ir viskas labai gerai sekasi, bet vienoje srity kažkur kažkas ir ne taip, o kodėl ir ten ne taip? Tai pirmiausiai reikia atsigręžti vat, į save. Nes tie patys dėsniai galioja tiek santykiuose, tiek visatoje, tiek darbe, tiek veikloje. Absoliučiai tie patys dėsniai galioja ir nėra čia jokių manipulacijų ir nėra kažkokių tai. Ir svarbiausiai, kad aš pati tą suvokiu. Kiek tų webinarų kažkokių priklausyta, kiek kažkokių knygų paskaityta, nu bet kasdienybėj tai realiai tai negalioja. Tai man neišeina pritaikyti, mano visa esybė tarsi kažkokiem ten rekomendacijom priešinasi. Kaip manipuliuoti ten, pavyzdžiui, vyru ar ne, ten būti ten tokia, atsiprašant, vos ne marionetė. Viskas ir, nu, tiesiog sveikas protas man labiausiai, vat, kas patiko ir Žanetos intuityvioji mentorystė ir visas požiūris, tas vedimas, kad mes visi esam lygūs šioje žemėje, visi mokomės. Visi savose procesuose, ar ne? Savoje kelionėje, kaip mes mėgstam sakyti. Jo, ir skirtingais etapais mes skirtingų metų pabundame. Pradedi vat jausti, pavyzdžiui, nu kitam ir tai normalu ir vat ignoruoja tą nepasitenkinimą. Ir tada eini į fizinės ligas, į fizinius skausmus, paliečia kūną. Nes kaip ir šiandien, vat, mes vakar turėjom su mergaitėm transformacinių dirbtuvių kas savaitinį susitikimą. Ir aš tikrai dažnai ir grupiai primenu, kad stabtelti, vat turėti tiesiog ar ne dienoje tą pauzę ir pajausti, ko aš noriu dabar, ką aš jaučiu dabar. Ir aš grupiai netgi savo pasidalinau ir šiandien tą klausimą. Ir viešai šiandien uždaviau tą klausimą. Visi yra įpratę labai daug patarimų gauti, visi yra įpratę daug taisyklių gauti ir dar net nesilaikyti jų, kad ir gauti. Bet stabtelti ir pajausti, susitelkti save dabar šiuo metu. Pavyzdžiui, ką tu jauti dabar, Žaneta? Ką tu jauti dabar? Dabar jaučiu, jeigu iš jausmų, tai dėkingumą už tai, kad šnekė apie tai, už tai, kad mes galim tuo dalintis, už tai, kad žmonės jungiasi ir jau labas mielas rašo mum. Oi, kaip fainai, netgi va. Iš tiesų šitie dalykai, jie yra ne tik tai mum apie mus, jie yra visiems apie visus.
Ir labai gera yra žinoti, kad tam tikros mūsų patirtis duoda kažkokį tai atgarsį kitų žmonių protose, širdyse, žiūrint kam kaip ir atliepiant galima jau daryti kažkokį tai kitokį pokytį, jeigu mes jaučiam, kad užstrigom kažkame, ar ne? Tai va, tai čia šiuo atveju, aišku, tas negatyvumas plačiaja prasme, ką aš vadinu trūkumo sąmonę, kada mes įkrentam į visą tai ir, na, tiesiog tai tarsi per visas gyvenimo sritis jie, ar ne, kažkaip tai įsišaknyja ten. Ir kai mes savyje atrandam tą dalyką, kad tai vyksta ir kad tai yra, nu, dalykai, kuriuos galbūt verta pakeisti. Jeigu tau yra gerai su tuo, viskas ok, aš ką ir sakau, tau patinka ten burbėti, niurksti ir, taip, ir tu jautiesi va taip laimingas, ok, šitoj stotelėje būk tada tu toks, jeigu tau su tuo yra gerai. Ir jeigu jau jauti, kad vis dėlto yra kitoks gyvenimas arba kitokia galimybė, ar ne, tai mes prieinam tą nežinamos kitą žinią, kad visada gali būti kitaip. Ir Jūratė yra viena iš tų moterų, intuityvių mentorių, kurie apie tuos dalykus kalba ir savo grupėse, ir savo mokymuose. Ir taip pat mes turime bendrą sąmoningo manifestavimo klubą, kur taip pat apie tai dalinamės. Tai va, dėkoju už tai, sakau, tas dėkingumas per visur irgi eina ir skleidžiasi. Dėkoju tau, dėkoju visiems ir ačiū, kad esi. Taip. Nu, ačiū, iš tikrųjų, tu tą dėkingumą čia paskleidai taip plačiai, kad man netgi per visą kūną nuėjo tokia vibracija. Ir dabar, kai kalbu, netgi toks kaip saldus, žinai, toks tai va, saldus džiaugsmas kartu, taip kaip ir su tokiom ašarom norėtų va, tiesiog išeiti. Ir va tą visą, kai tu patiri visų kūnų, gali tiesiog netgi ir prisiminti dienoje keletą kartų. Kas klausysit ir kas klauso, tiesiog vat ir dabar ir jūs pačios stabtelėkit ir pajauskit, ką jūs jaučia dabar. Galbūt užsisukusios iš tikrųjų šitam burbėjime, nepasitenkinime. Bet yra ir kita medalio pusė, kur tikrai aš galiu imtis veiksmo nuo to, kad sustabdyti save fiziškai pasodinti ant kėdės. Ir juokinasi viena klientė, sako, aš neturiu darbe, kur atsisėsti, ten dirbu tokioj, nu tiesiog maistą gamina kavinė ar restoranas, nežinau tiksliai ten tų niuansų. Sako, aš nueinu į tualetą. Ir aš tiesiog pasėdžiu. Ir visada, tikrai visada ir galimybė pajausti save. Nes tas indikatorius, va, tas variklis, kuris, nu, va, tiesiog kažkokį nepasitenkinimą jautu, nu, visada ir ta kita pusė, kad aš galiu jausti ir pasitenkinimą. Taip, viskas ir dažniausiai nepasitenkinimą iš tikrųjų netgi truputėlį tokios statistikos skaičiau, jaučia moteris. O jaučia todėl, kad, nu, tiesiog jos ir jautresnės, emocionalesnės, ar ne, ir turi tą tokį daugiau savęs pažinti, jums energija moteriška ir tokia priėmimo ir rūpinimas. Mes turim atlikti tos vaidmenis. Ir dukra, ir žmona, ir mama, ar ne. Ir visuose vaidmenyse iš tikrųjų mes tarsi susipainiojam ir pavargstam. Ir va čia tiesiog va ta dabartinė evoliucija ir kviečia. Ir aš tikrai noriu būti ten ir tobula, va ta perfekcionistiška ir mama, ir verslininkė, ir tobula žmona. Ir vėl viskas apie tą patį, kad aš nežinau, ko aš noriu. Ir man teko iš tikrųjų galimybė pasimatuoti, kuo aš noriu būti. Ir tikrai tai ir labai faina. Ir netgi kviečiu tai padaryti. Tos, kurios jaučiat tą tokį užsibuvusi nepasitenkinimą.
Oi, aš pasimatavau ir kaip būti ir tobula mama, ir tobula dukra, aš pasimatavau iš tikrųjų kaip būti ir tobula žmona, ir visus va tos vaidmenis pasimatavau, ir jie man nelimpa. O kas limpa, vat kaip atpažinti tą vienintelį, kuris yra tavo. Aš esu tokia, kokia esu. Ir aš savo šeimos nariams esu iš tikrųjų labai nepastovi ir kintanti. Ir esu labai nepatogi. Ir jiems su manimi iš tikrųjų labai nelengva. Bet man pačiai nuo to antiek ir lengva, ir aš visą tai ištransliuoju. Kad aš nebūsiu nei jūsų šešėliuose, kaip ten iš kažkokių mokymų visos mergaitės ateina arba moteris. Ne, juk vyras turi būti ten pirmoji vietoje, vos nestovėti ir ten. O moteris turi būti įkvėpėja. Nieko panašaus. Aš nekvėpuosiu už vyrą ir aš kvėpuosiu tik už save. Aš būsiu savo plaučių šeimininkė, aš būsiu aš būsiu savo gyvenimo šeimininkė, nepaisant nieko. Ir va tie seniai įsitikinimai iš tikrųjų tiek ir tos informacijos prirašyta moterise, mergaitėse, iš tų senų arba kažkokių kultūrų, kas kur turi stovėti, kas kur kaip turi jaus prisimatuoti, kas kam gali patarti, padėti. Ten, kur man geriausiai sekasi, aš ten ir galiu pasitarnauti. Man labai puikiai sekasi būti, žinokit, savo virtuviai šeimininkė. Aš labai mėgstu gaminti ir savo, ir šeimai, ir svečiams tie, kurie prasineša, kad atvyks. Tikrai pas manęs nėra valgykla, restoranas ir nėra prieglauda kažkokia, bet tikrai visada yra miela ir gera, kuom mes ar ne, vat, turtingi pasidalinti. Visada aš gerai labai jaučiuosi, iš tikrųjų netgi organizuodama kažkokį šeimoje ar vat, ir savo veiklose kažką tokio darydama, bet pakviesdama kaip komanda kartu prie to prisidėti. Ir va čia Jūratė ankstesnė, va ta Jūratė ankstesnė, kuri va jausdavosi, jausdavo tą ir sunkumą viduje, ir visame fiziniam kūne, labai daug atsakomybių prisiimdavo. Už visus. Už vaikus, už vyrą, už mamą, už tėtį, už dar netgi klientus. Ir aš viską tą kraudavausi tiesiog, bet tai buvo iš nesąmoningumo. Ir norėdavau būti labai tobula mama, va čia viskas ir susideda į tą. Norėjau iš tikrųjų būti vienu metu viską jaučianti ir viską žinanti. Iš tikrųjų net neįmanoma ir viską žinoti. Kiek ir tų tiesų, kiek išminties. Ir aš tiesiog nusprendžiau pažinti save, kad būčiau patenkinta ir sužinočiau iš viskas aš esu. O aš atėjau tą žemę čia. Vat ir tas atsigrėžimas mums buvo labai prasmingas, labai vertingas, kad aš tiesiog pirmiausiai, nieko aš čia nebesuprantu, kažkaip aš čia per sunkiai viską darau, aš einu susipažinti, iš viskas aš esu, kokia ta mano prigimtis. Vėl tam moteriškam kūne aš negaliu jaustis va taip, tiesiog lengvai, kaip visos kitos moteris ar dar kažkaip. Pradėjau stebėti aplinką, pradėjau stebėti kitas moteris. Nu gerai, va šitą aš taip prisimatuoti tarsi, žinai, tos, kaip kalba, kaip elgesi. Ir ne, aš nieko nekopijuosiu, aš būsiu tokia, kokia aš esu, viskas, aš priėmiau sprendimą, viskas. Ir einu susipažinti su savim. Ir jokių lūkesčių tada. Nebėra nei kitiem, nei šeimos nariam. Aišku, tai būtų iliuzija, kad nėra kažkokio, nepajauti to tokio momentinio nepasitenkinimo kažkuo. Ir visoms čia, kurios ir klausys įrašą, negyvenkite iliuzijose, kad Jūratė ar Žaneta nepajaučia to kažkokio negatyvaus jausmo.
būna visokių tų Jausmai jausmų ir jie reikalingi. visi Taip. reikalingi. Tai Bet čia vat tas jeigu jau, akcentas labai svarbu, jo, nes daug kas, būtent kaip tu sakai, tie pozityvuoliai, jie linkę viską, nu, nieko nematau, viską užglušinu, ignoruoju ir aš tik nu, visą šypsenėlę ir nieko daugiau. Tai ir vat, dar iš kitos pusės dar pradeda lipti netgi ant galvos, ant sprando, ant pečių, čia tiesiog lipa, vat, ai, va čia ta pozityvi, ta tokia geri, jai galima tiesiog ar nekrauti, užkrauti, arba kad arba paprašyti, arba ten, nu tiesiog vat, ir šeimoje ir kažkur galite ir pasitikrinti. Ne, ne, ne. Tai ir gebėjimas mane išvedė tą gebėjimą išgirsti save, gebėjimą klausyti savo artimųjų ir vat, eiti susitarimą. Eiti susitarimą ir pasidalinti tom atsakomybę. Čia jau yra, aišku, toks procesas ir visą tai darom mes transformacinių dirbtuvių metu, kur ateina bet kokio amžiaus moteris ir nėra nei amžiui ribų, nei statusui ribų, yra tik tai tiek, kiek tu nori augti, plėstis ir kiek tu nori vat, gyventi iš tikrųjų tam, kad dominuotų tos, nu tiesiog laimės, lengvumo tokios vibracijos, jausmai tie, o ne vat, visada tik prabundi šiandien pas mus lyja ir viskas. Visą dieną nuo to priklauso. nebėra nuotaikas niekam. Nebėra nuotaikos, neįsiu net į lauką, neįsiu, niekam negaminsiu maisto, va šiandien čia aš apie save. Šiandien aš iš tikrųjų priėmiau sprendimą eiti pasportuoti ir ne, jeigu lyja, neįsiu. Tai va, nu, tiesiog va ir toks labai lengva, kai tu turi palaikymą, kai tu turi vedlį, kuris iš tikrųjų net ne to, kad draudžia, bet rekomenduoja visko kažko nesureikšminti. Kaip ir to pačio, ar ne, kažkokio galbūt šiandien man viena ausis zvimbia. Ir jeigu aš kartais ir garsiai pakalbėsiu, tai žinok, todėl, kad viena ausis ir truputėlį prislopinta mano. Tai va, bet nesureikšminti, nes ankstesnė Jūratė jau būtų tikrai neįsiu jokį laivą, nes čia va tausi zvimbia, galiu čia, ta prasme, iš vis. Kurioje ausyje man zvimbia. Oi, čia geras, iš kokio čia girdė, iš Karsonas, iš Jo, kokio jo. filmo. Tai va. Tai smagu, kad tai nedaro įtakos, vis dėlto mes renkamės sąmoningai gyventi ir daryti tai, ką jaučiam, kad yra tikslingai reikalinga. Tai va, dėl to džiugu, kad Jūratė pasirinkai būti čia, užuot kažkur ten vaidinus auką ar panašiai, ar ne, ką daugelis renkasi. Ir iš tiesų, Jūratė, tu dirbi ir padedi susipažinti pačiom su savim, tose savo transformacinėse dirbtuvėse, ar gali šiek tiek daugiau apie tai, kas tai yra, kaip ten prisijungti, koks ten tas skausmas, ar kas ten vidinis turėtų būti, ar išorinis, kad jau pagaliau šitos dirbtuvės būtų kaip tik ta vieta, kur galima daryti pokyčius čia ir dabar. Šiaip iš tikrųjų visos destruktyvios va, tos būsenos, kurios ar ne ir jaučia ir moteris užsibuvusios, visas tiesiog ir 3 mėnesių procesas, kuriame iš tikrųjų mes perrašom tą savo būseną. Bet pagrindė ir mano gėda kaltė, dėl kad tai yra pačios stipriausios, pačios tokios. Dažniausiai moteris ateina su tuo, nes tai ir susiję ir su išore, ir vat su viršsvoriu, tiesiog jaučia gėdą ir užsidaro namuose, niekur nebein bendrauti, nieko nebein veikti, nes čia, tipo, žinai, priaugau kelis kilogramus, o vat ir tas, kad mes net mūsų nieks net nemokino nepriimti savęs tokios kintančios, kad ir fizinis kūnas kinta su kiekvienu kas 7 metai. Ir man labai palengvino iš tikrųjų tiek intuityvioji mentorystė, kai tu pradedi tiesiog girdėti save ar ne ir klausyti savęs, ko tu nori dabar. Ir dar labai mentorystės dėka susipažinau su genų raktais, kad ten juodam balto vėl parašyta, kas aš esu, ko aš atėjau
ir koks mano tas pašaukimas, ir kur slypi mano ta sveikata, ir viskas, ir psichinė, fizinė, emocinė sveikata, ir labai aiškiai žinoma, tie, kurie dirba ar mokinasi vat, iš knygų, ten psichologiją ir dar kažkokius šitos dalykus, nei menkinu, nei kažką ten turiu prieš juos, bet neteko man labai daug apsilankyti, bet visai kitus dalykus liepdavo atkreipti, nu tiesiog tuos užslopinti kaip tik netgi savo jausmus, kad net nejaustum, ar tai vaistais, ar tai kažkokiais kitais preparatais. Ir va ten genų raktuose aš radau iš tikrųjų, kad manyje ir užkoduota tokių gražių dovanų, kaip ir visuose mumise, kad o tas ir pyktis, kuris ir nepasitenkinimas, kuris va šiandien ar ne, kitiems atrodo, kad tai ir labai blogai, jisai pasireiškia kaip tik kaip motivacija eiti vat kažką, ta prasme, ir padaryti. Žinot, aš anksčiau, kai mane ale suerzindavo, bet aš čia jausdavau viduje tą pyktį, susierzinimą, aš išsilygindavau didelę krūvą drabužių. Ir aš tada nesuprasdavau iš tikrųjų, kokia tai nauda. Sėdi, kai tu, pavyzdžiui, dirbi ten, maksimai 4 laisvą, nu vis tiek ir šeima prisideda visokiausiai, ir net ir patalynės, ir dar visokių skalbinių. Ir tada tu visų tų 4 dienų, ar netgi savaitės krūva, kai tave kažkas sunervuoja, nesvarbu, šeimos nariai ar darbe, tu paimi ir išlygini. Taigi pliusas. Man anksčiau tai atrodė iš tikrųjų kažkokia nesąmonė. Čia vienu žodžiu reikia keisti, čia negaliu aš tą jausti. Žinoma, kad jausti viduje pyktį ir nenaudinga, net nerekomenduotina, todėl kad ten viduje mūsų fiziniam kūne vyksta tokie cheminiai procesai, kurie išskiria tokias medžiagas. Ir kai tu supranti, kai jau pavyzdžiui prieš kiek tai laiko, aš iš tikrųjų buvau tokioj būsenoj, kad va, tas mano pyktis ir nesąmoningumas tiesiog atvedė prie tokios būsenos, kad aš nei turėjau fizinės sveikatos, nei aš turėjau nervų sistemą, tiesiog viskas buvo kaip išsibalansavę. Ir aišku, aš pradėjau keisti mitybą ir keisti gyvenimo būdą. Ok, bet tie kokteiliai, tie patys kūrėsi, vat, tos emocijos, tos reakcijos. Aš buvau reakcinga, aš reaguojanti. Nesvarbu, kad aš kartais ir pratylėdavau, bet kas viduje dėdavosi, tai tik tai žinau aš. Ir va todėl moteris iš tikrųjų, kai atein paviršiais, pasivaikščiojusios kažkur pas psichologą ir tik, nu, kažką ten, ar vaistus prirašę, ar kažką, aš ne todėl, kad kritikuot, bet aš tiesiog turiu tokių klienčių, kurios atein po metų, metus ir 2 turi tiesiog ar ne vat konsultacijas ir nėra absoliučiai jokio pokyčio. Bet ne psichologas, atsiminkit, ir kaltas, ne specialistas kaltas. Aš, vadinasi, man buvo patogu, man buvo labai gerai ten eiti ir vaikščioti. Bet jeigu aš ateinu pas kitą žmogų, arba pas Žanetą ar kitą, ir aš vėl tą patį kalbu ir ten vat esu toje aukoje ir dejuoju, bet pati neprisimu atsakomybės už tai. Tai apie ką tada galim? Tai tada va, tas nepasitenkinimas ir auga viskuo. Tavim, čia va ta kažkokia tiesiog ar nepagalba teikiančia sfera ar moterim. Ir taip sukasi va tie tokie rateliai ir kažką pamečiau mintį. Žodžiu, aš tada rezumuosiu, kad slopinti nereikia nieko, ar ne, tai kas reiškiasi per mus, ne šiaip savo reiškiasi, tai yra tam tikra žinutė mums atsigręžti ir susižiūrėti, kas vyksta, ar ne, ką mes galbūt gal sąmoningai arba ne, ignoruojam, patys nuo savęs slepiam ir, na, tiesiog kartais baisu į save pasižiūrėti tą kitokią save, ar ne, nes labai norisi kažkokioj tai pozai būti. Ir beje, labai daug kas gyvena šitose, vadinkim, pozose ir kada mes stebim kitus ir ką tu minėjai, aš čia žiūriu į kitus žmonės maždaug
ir galvoju, ar čia norėčiau aš sau irgi pritaikyti kažką ar ne, tai labai dažnai būna, kad tai irgi yra, na, tam tikri šydai, tai yra, kaip sakom, feikas, ar ne, ir mes labai daug kas to feiko prisižiūrim ir įsivaizduom, kad tai yra taip, kaip turi būti, arba taip visada. Taip kad čia vėlgi nekriskim į iliuzijas. Visa įvairovė, iš ko mes esam sudaryti, va ta visa energetinė, emocinė įvairovė yra nuostabi ir tokia, kokia turi būti tobula, nes, kaip sakoma, Dievas klaidų nedaro, ne veltui mums visą tą paletę davė, ar ne? Tai tiesiog kuo geriau mes susipažįstam su šitą paletę, savom emocijom ir ką jos mums sako konkrečiu momentu ir kaip mes tai galim panaudoti, tai va tada galim rasti išėjimą iš bet kokios situacijos su lengvumu ir per tą jau pozityvėje prizmę, neieškant prie ko, kaip sakoma, prisiknisti, bet ką aš tame galiu atrasti gero, malonaus, mielo, ką galėčiau mylėti ar savyje ar kituose. Ai, prisiminiau, dabar atėjo, ką norėjau suvesti, kad vien tik tai rūpintis va tuo fiziniu kūnu, kaip ne, mano buvo tiesiog va ta tokia pradžia išeiti iš to sunkumo ir iš visų ten tų skausmų, nes tada man viskas skaudėjo, absoliučiai, aš nežinau, kas neskaudėjo. Ok, aš pakeičiau gyvenimo būdą, mytybą, daug procentų, nesakau, kad 100 ten ir kažkiek. Ir po to man teko pasitikrinti vat, visai ir būti vienokiam ar ne kūne ir lieknesniam ir truputėlį tam didesniam kūne. Ir tiesiog aš tikrinausi, kaip aš dabar suprantu ir suvokiau, kad tai ir mano patirčių toks vat, rinkimasis, kad aš turiu pasitikrinti, ar tikrai aš turiu viską daryti tik iš baimės, kai mane ten sugazdino, kad jeigu aš nekeisiu, kažkas bus. Ar aš turiu vat, čia lieknėti dabar, todėl kad kažkam įrodyti, kokia aš esu verta kažko, graži ten. Ir viskas man ten kilo, kiek tai tęsis. Bet tai nebuvo man suvokiama, kol aš tiesiog vat, nepradėjau apie tai garsiai kalbėti su savo viena drauge, po to mentorystė, po to tiesiog apie ką tai, kodėl tai. Ir ten genų raktuose taip aiškiai parašyta. Ir Žaneta, tu minėjai tą, bet aš tikrai negirdėjau, man tada matomai kažkas buvo uždėta už čia, už visur, tiesiog kaip rūkas toks, ar ne, rožiniai akiniai. Ir va šiandien aš, kad ir zvimbiausi, vis tiek geriau girdžiu negu tada. Aš negirdėjau nei tavęs, nei savęs nieko, todėl kad prisirišimas, ne prie to seno mąstymo, kaip ir vat ten prieš kiek tai metų, kad eiti viską daryti iš baimės. Ir aš tada, kai dariau viską iš baimės, man tarsi, vat, siela verkė. Siela verkė, kažkas čia ne taip, čia ne taip, kažkas turi ir būti. Negirdi savęs. Ir vėl elgiesi tiesiog iš baimės, iš aukos pozicijos. Ir man tas žodis iš tikrųjų ir labai netgi priimtinas, ko dažniausiai moteris išsigąsta arba labai retai vartoja lietuvių kalboje, kad auka, labai čia kaip, čia aš neaukojuosi. Čia ne apie aukojimąsi, čia ir tiesiog apie būseną, kurioje jeigu tu nesirenki savęs iš meilės, tu esi auka. Ir tai ir tiesiog va, toks sąmoningumas, ta senoji, kur ten išgyvenimo baimės, tiesiog vibracijos vibruoja ir tas mąstymas. Ir nėra tikrai nei pagarbos savo, nei atjautos savo, tik tai toks lūkesčiai numesti į kitus, kad jeigu aš vat nepatapsiu tokia, manęs nemylės, aš būsiu neverta, aš neturėsiu klientų, aš iš vis neverta net kalbėti, išreikšti savo nuomonę, aš neverta netgi gyventi šitoje žemėje, aš neverta ir ta auka taip ir kalba atėjus, bet ne pažodžiui. Ir kai tu tada girdi, aišku, pirmiausia, aš turėjau išgirsti save, kiek aš ten verkšlenau ir kiek jau tą nepasitenkinimą, todėl kad tikrai buvo visi jausmai užslopinti ir kitų lūkesčiai pildomi. Tai nėra gerai, nėra blogai. Aš labai įgavau daug patirčių, pasitikrinau visuose
tiesiog, žinai, kaip važiuoji, pavyzdžiui, su Žiguliu. Ar esi važiavęs su Žiguliu? Mes vaikystėje turėjom pirmą automobilį, tėvelis man turėjo Žigulis. Važiuoju su Žiguliu, jisai toks nedidelis, ne? Po to įlipi į didesnę mašiną, Ir su tada tėvelis, zaporoziečiu tekę važiuoti. va, tada tėvelis, man atrodo, antrą mašiną turėjo Mitsubishi liktai. Jinai tokia didesnė, jau komfortabilesnė, žinai. Nu ir taip, vat, tu gali prisimatuoti ir save. Ar tau gerai tokioj mašinoj, ar tu nori visada tam Zaporožietį važiuoti, ar tu nori didesniam, platesniam, bet vat saugiau, ar ne, vat tiesiog tvirčiau, kad visi tekiniai tavo rieda, o ne galbūt kažkoks ten viens ir, ir taip tu gali tiesiog matuotis, pasitikrinti ir savo aiškinti, kad tau, ai gerai, ir man tas Zaporožietis, nu nieko panašaus. Man negerai, aš tiesiog einu tada kažką padaryti dėl to. Ir viskas, ir vėl yra atsigręžimas į save. Pasitenkinimas ir vidinis jausmas, ne išorinis. Jeigu kažkas ir nepatenkintas dėl to, ką tu darai, tai ir jų reikalas. Nu gerai, užmetu akį, nežiūriu, kad su tavim galim kalbėti non-stop. Tai matau, kad Rūtelė sako, jaučiu ilgesį bendrystės su jumis. Nu tai va, Rūtelė, prašom sugrįžti pas mus atgal. Dėkoju, sako, kokios jūs fainos, tai va, jūs irgi fainos. Kaip tai išgyventa irgi vadalinasi Gintautą. Mes juk žmonės, ne robotai, ir augimas procesas be ribų. Ir va, Vaida dar mums sako, daug kalbama apie atsakomybės prisiėmimą. Gal galite pateikti pavyzdžiai, suvokimu, ar teisingai suprantu apie atsakomybės prisiėmimą. Tai va, kaip tą atsakomybę prisiėmti. Nes iš tikrųjų labai daug apie tai kalbam ir ne visiems tik yra. Tai va, ką tik paskutinis mano sakinys ir buvo, kad dėl mano nepasitenkinimo, ką aš jaučiu viduje, iš tikrųjų esu atsakinga tik aš. Niekas kitas nėra už tai atsakingas. Ir kas yra ta atsakomybė? Atsakomybė už savo mintis. Aš mintiju. Atsakomybė už savo tiesiog ar ne va tuos visus jausmus, kuriuos aš jaučiu. Atsakomybė ir už savo veiksmus, ką aš padariau, dėl to, kad aš pasijaučiau kitaip. Žinai, labai ir geras pratimas, aš pradėjau praktikuoti, dar neatsimenu prieš kiek laiko, tada, kai aš tiesiog pradėjau jausti nepasitenkinimą, tiesiog, bet aš nebenorėjau lieknėti ir aš tiesiog norėjau tiesiog gyventi gyvenimą, o ne tarnauti kažkam, kažkieno lūkesčių atitikti. Nu, tiesiog aš norėjau naujai mokytis, naujai gyventi ir tokia, kokia aš esu su visom tiesiog savo prigimtiniam dalim. Ir aš, žinai, atsistoti prieš veidrodį, atsistoti. Jeigu turite drąsos ir galimybės, netgi nuogai atsistoti. Nuoga atsistoji prieš veidrodį ir žiūri. Tai ir nuostabi praktika. Kur užkliūva akis už kokios kūno dalies? Kur tu va ten randi prie ko prikipti? Tai nuo to ir reikia pradėti. Kaip tik tai vietai, tai kūno daliai skirti kuo daugiau dėmesio ir meilės. Kuo daugiau. Ir kitas ir klausimas, kas rytą gali praktikuoti, kas dar galvojat, kad kažkas už jumis kažką padarys. Kiekvieną rytą atsikeliu ir sakau savo žiūrėdama, aš vonioju turiu iš tikrųjų tą veidrodį ir sakau, nu, ir ką šiandien padarysi dėl savęs. Bet čia visai nesenai man atėjo tas, nes iš tikrųjų visada aš buvau įpratus dėl kitų, nes čia reikia su klientėm, dėl klienčių, čia dėl vaikų, dėl vyro ir taip toliau. Ką tu šiandien padarysi tokio, kad tau nereikėtų nei gailėtis, nei gėdytis. Ir iš vis, kad tu jaustum tą tokį pasitenkinimą.
ir yra atsakomybė prieš save, ne prieš kitą, ne prieš Žanetą. Jūs galvojat, jai rūpi, kaip aš čia jaučiuosi ir atrodau. Prie ko čia jinai iš vis? Man turi rūpėti. Ir kai jūs nusiimsit visus lūkesčius tiek nuo savo mentoriaus, dėl nuo kažkokio kito tiesiog žmogaus, kad Žaneta gal gali padaryti mane patenkinti. Va. Gal gali sukurti už mane dvasinį verslą Taip, ir visus veiksmus atlikti. visus Jau. šurmurum padaryti, abrakadabra ir už Jo, jį tai va, padaryti. burtų lasdelė, žinai. Jūrate, patapk laiminga moterimis. Staigiai va dabar. Nu. Taip nėra ir nebus. Ir tiesiog labai ir gerai būti sąžiningai prieš save. Ir va tas veidrodis labai padeda. Nu ar tikrai tu viską padarai garbingai ir kad tau nėra gėdos. Ir tu tiesiog va, viską padarai šiandien dėl savęs. Jo, nu aš dar gal kokius 6 metus atgal irgi čia dalinausi vieną iš praktikų, kaip sakau, sielos akim žiūrėti viską, na, tai bet čia irgi Vilniai tą priminė, ką čia kalbė. Kada išmoksti žiūrėti sielos akim, tai yra, ką ir tu sakai, su meilė, ar ne šitam skirti daugiausia meilės, nes tikrai, jeigu į save pažiūrėtume ne iš savo įprastų programų, ne iš savo nepasitenkinimo to kažkokio būsenos, bet iš to, kaip mane matytų tas, kuris turi aukštesnį suvokimą, aukštesnį žinojimą, aukštesnę sąmonę, suvoktume, kad iš tikrųjų mes čia per daug apsikraunam visom problemom, rūpesčiais, visokiais kitais sunkiais dalykais ir kaip apsisunkinam save. Ir galvojat, kad man visos mano kūno dalis patinka šiai dienai? Ne, bet žinot, kaip fainai. Bet fainai, kas ir fainiausiai, kad tu tiesiog nebeturi priekabių. Nu gerai, nu dabar taip, nu va dabar taip, viskas, aš žinau, ko aš noriu, dabar taip. Bet aš esu ramiai, kokybiškai miegu ir kiek aš atrandu pliusų, ko aš tikrai anksčiau neradau, aš rasdavau prie ko prikipti ir viską apkaltinti. Jo, taip pat irgi, aš asmeniškai irgi, kaip tu ir sakai, tikrai nėra tobulumui ribų, ar ne? Visada protas parodo kažką, kas dar gali būti tobuliau ir visą laiką mėgsta palyginti su kažkuo kitu arba kad ir su savim kažkur tai praeitie. Anksčiau tai va buvau tokia, o dabar jau tokia, ar ne? Ir iškart eina tas minusas. Tai va čia šitie lyginimai, jie niekada prie gero nepriveda, bet visą laiką, net jeigu ir randu kažką, sakykime, negatyvus, aš taip sakau, dar pabaigą pridedu, bet vis tiek aš tave myliu. Ar ne, tai va kažką tokio pridėti savo, nu va čia kažkas ne taip, čia žinai, neišsimiegojai, čia kokie pakeitė, ten dar kas nors maža, ką ar ne, nu bet vis tiek aš tave myliu. Nu tai va šitie dalykai automatiškai išneša į kitokią, sakykime, tą energiją. Ir nu, natūralu, kad mes save tai mylim, ar ne? tai čia nėra to, kad aš čia kažkaip save apsigaudinėjau. Ir kuo dažniau mes tau tai priminsim, tuo bus tvirčiau tai mums tiesiog savyje išjausta. Taip. Tai tikiuosi atsakėm, Rūta dar čia klausta, sako, aukos dovana pagal genų raktus gal kūryba, nes ji labai kūrybinga auka. Nu, ja. Šiaip tai, ką aš taip paprastai, sakykime, atskirti auką ar ne, tai vat vienoje, sakau, pusėje yra auka, kitoje yra kūrėjas. Jeigu tu jauti, kad tu priklausai nuo aplinkybių, čia ant tavęs kažkas užklumpa, užpuola, ten, žodžiu, kaip sakau, esi aplinkybių auka, tai nesi kūrėjas, viskas. Nekūrėjas yra priešingybė. Tai bet nežinau, yra iš genų raktų dar gal kažką čia gali pridurti. Ne, tai viskas ok, nes iš šešėlinės būsenos, nes genų raktuose ir tiesiog ar ne va tas sąmonės, tiesiog vibracijos ar ne šešėlinė būsena, kur ir žemos vibracijos ir kur ir dovanų jau yra aukštesnės. Ir ta sąmonė yra ir ne visai kitokiam išsiplėtime. Nu šešėliniai būsenoj, nu tikrai nieks nekuria arba kuria tą patį per tą patį. Nėra naujo kažkokio, kad ir tu darai kažką, bet tu darai tą patį per tą patį. Ta šešėlinė būsena, o dovanų būsena, nu tikrai ir jinai netgi užtenka netgi pagalvoti apie tai, vat mintį paleisti, jeigu tu esi dominuoji ir visada esi toj dovanos būsenoj. Nes genų raktuose ir šešėlinė būsena, aukos būsena ir kiekvienas genų rakcijų iš 64, tai netgi ir priskirta, kur
ar ne, vat, ir ta prasme labiausiai pasireiškia ten ta aukos būsena, kokioje srityje. Bet nereikia užstrigti ant tų visų šešėlių. Bet kokiu atveju, kai aš esu nepasitenkinime tam pačiam ar ne, ar kažkokioj kitoj šešėliniai būsenai, nu tikrai ir blokuojamas viskas, ir kūrybiškumas, ir intuityvumas, ir viskas gyvybinė tavo energija. Tu netgi nebežinai, kaip iš kažkokios situacijos išeiti, todėl ir einam į kitą tą mąstymą, į tą naują mąstymą. Genų raktai vienas tik tai iš pagalbos, savipagalbos įrankių, kuris tiesiog padeda tai. Bet kiek ir nuostabių įrankių, kuriuos netgi nėra vieno šablono, kad vienam žmogui visiems, pavyzdžiui, yra ar ne 10 grupiai moterų, ar ten 5, ar kad ir ta 2 tiesiog jau ir atskiri 2 projektai ir vienas žmogus, vienas projektas, bet kai ir, pavyzdžiui, kelios moteris grupiai, kaip ir sąmoningo manifestavimo ar ne klube, kuo jūs ten dažniau užduosit klausimus, tuo ir gausit tuos atsakymus. O jeigu neužduodi klausimų, nesidalini, gėdiniesi, vat to aukos būsenoje, tiesiog aukos būsenoje, ne, nu kaip aš čia pasirodysiu tokia kvaila. Nu ir gerai, ir būk tada, jeigu nori dar metus, 2, 3, 10 kvaila, o aš būsiu geriau ta tokia žingeidi ir tiesiog eisiu žinoti. Taip, smalsumą įjunkim, ne baimės kažkokias, ar ne, No. ne tą auką, sakykime, bet smalsumą. Nes mes atėjom į šitą žemę kaip moteris viena kitai tiesiog padėti, priimti, pasidalinti, o ne konkuruoti. Viskas, ta senoji matrica, konkurencija ir viso, jūs braukit ir negyvenkite iliuzijose, kad jūs konkuruosit su savo sese, mama ar Jūratė ar Žaneta ir jūs tiesiog gyvensit gausoje. Ne, nebus taip. Ir kita iliuzija ir dar moterims, kad ir aš pati turėjau tą tokį kaip įprotį gręžiotis atgal. Tokia, kokia tu buvai vakar, tu nebebūsi. Kokia tu buvai prieš metus, tu nebebūsi, meloji. Tai vat fokusas į tai, kokia aš noriu būti ir viskas. Ir tai ir pats geriausias motivatorius, kad mano diena ir pasibaigus dienai aš tikrųjų galėčiau atsisėdus pareflektuoti, ko aš iš jos išmokau. Ką aš tokio vat garbingo, naudingo dėl savęs ar ne padariau. Ne, jas, aš ten tokia buvau prieš tiek laiko, ten nebebūsi tokia, viskas. Tu net nebebūsi prieš valandą, kokia buvai. Nes viskas absoliučiai kinta. Viskas milisekundę viena, ar ne? Gerai, Jūratėlė, manau, kad vis dėlto kažkaip užbaikim šitą pokalbį, nes jisai be pabaigos, akivaizdu. Kam norisi daugiau Jūratės, aišku, atrasite ją ir Jūratė Latakienė turi savo ir Facebook'o, sakykime, profilį ir grupės. Dabar tavo grupė naujai vadinasi, kaip jinai tenai. Taip, mano grupė dabar vadinasi Renkuosi save su Jūratė. Ir ten iš tikrųjų bus viskas apie tai, kaip moterims išeiti iš tų destruktyvių būsenų, iš gėdos kaltės ir iš tų senų pasirinkimų. Ja, pasidalinsim tuo ir aišku, tuo pačiu irgi Jūratę rasite ir sąmoningo manifestavimo klube, kviečiam prisijungti. Beje, kas jungiatės per mentorių nuorodas, tai turite milžiniškas nuolaidas prisijungimui, tai galite tai irgi padaryti, pasidalinsim su tuo po šiuo laivu ir apskritai visur dalinamės, kur tik tai mes einam. Ir dar aš galbūt nuo savęs pridėsiu, kad jau 16-18 labai greitai aš rengiu irgi savo asmeninį projektą. Tai yra būtent apie intuityvėją mentorystę, ten didžiausias dėmesys bus tam. Ir kviečiu, nemokamas projektas, kviečiu išnaudoti šitą laiką savo, ar ne, sugrįžtant į save, meiliai savo. Ir susižiūrėti, kur, kokiose vietose mes iš tikrųjų savo meluojam, užstringam kažkada, netaip suvokiam tam tikrus dalykus ir paskui save kankinam, kalam prie kažkokio tai gėdos stulpo ar kryžius kažkokius ant savęs kraunam ir taip toliau. Tai va, mėlyjeji, atsipalaiduojam. Ačiū labai Jūratė, ačiū kiekvienam, nes iš tiesų nemažai čia jūsų jungėsi ir savo klausimus davėt ir užklausas ir pasidalinimus. Ačiū labai. Kviečiam sugrįžti visus, kas norite pas mus sugrįžti ir iki kitų kartų. Kabinu.
dėkingume visus ir ate. Te.